Labą dieną, gerbimi Telšių rajono gyventojai, Algirdas Bacevičius. Noriu trumpai pakalbėti apie didžiulę problemą Telšių rajone. Jau daugelį metų tai problema ir nesprendžiama, nematoma, negirdima, neištransliuota. Tai yra patyčios mokykloje. Patyčios, tema labai sunki. Pilnai suprantam, kad iš mokinių, kai kurių mokinių yra tyčiojamasi, tie mokiniai niekam nesiskundžia, bijo pasiskūsti, bijo galbūt gėdą pasisakyti ar tėvams, ar draugams, kad yra mokykloje žeminami. Mokytojai tą viską mato, mokytojai negali nematyti to, kas vyksta mokykloje, bet mokytojams yra kai kuriems tai ir neįdomu, kai kuriems mokytojams įdomu tik jų atlyginimas ir pakelti atlyginimą, daugiau jau niekas neįdomu, kai kuriems mokytojams. Bet yra, aišku, mokyklo vadovai, kuriems irgi neįdomu yra, nes kitaip tų patyčių nebūtų. Prieš keletą metų buvo Tryškių mokyklai, gimnazijai, patyčios buvo, muštynės, muždavo ten mūšiai vyko mokyklai. Sutvarkėm. Aišku, buvo visas tarnybas sukėlėm, važiavau, prašiau, rašiau raštus ir policija važiavo. Direktorius ten, jam buvo neįdomu, direktoriui, ir sako, čia nepamokai tie muša. Per pertrauką jo mušį, tai gali ir praktiškai per pertrauką užmušti, turbūt. Tai va, sutvarkėm Tryškiuose, pasibaigė. Tuos huliganus išaiškinom, jie buvo žinomi, buvo iš tų mokyklų išvežti, į kitas mokyklas buvo pervežti ir kitos mokyklos ten nesitaikstė. Tai vietiniai sutvarkė tą reikalą ir vyrukai nuleido sparnus. Tai va, dabar vėl turim tokių atvejų. Kranto gimnazijai buvo incidentas ten, dabar vėl turim kažkas primušė kažką tai. Dar neįsiaiškinom, aiškinsimės. Mergaitė sumušta, klausykit, jeigu mes negalim būti ramus dėl savo vaikų, į mokyklą, kad išleidai, kad sugrįš. Taip negali būti. Aš kreipiuosi į visus rajonų gyventojus. Į tėvus kreipiuosi, į mokinius kreipiuosi. Nebijokit, būti pastumdėliu yra žymiai blogiau negu pasiskųsti tėvai, mamai. Jeigu nėra kam skųskitės man. Aš prisidėsiu, aš paviešinsiu, aš parašysiu raštus, bet taip nebus. Mokytojai, mokytojai, jie bijo irgi ir tėvų, ir bijo ir direktoriaus, ir visko. Aš nebijau. Aš nebijau mokyklų direktorių, aš nebijau mokytojų. O prieš tėvus aš turiu įsipareigojimus, prieš mokinius, prieš tėvus įsipareigojimus. Aš privaldai, mano pareiga yra. Vyksta patyčios, šaiposi, mušasi, sakykit, atvažiuosim į mokyklą, sutvarkysim, prie jūsų pirštų nieks neprikiš. Prie jūsų vaikų nieks neprikis pirštą, aš jums pažadu, kad taip ir bus. Ir Tryškiuose taip ir buvo. Nieks nežiūrėjo. Niekam nebuvo įdomu, bet tada, kai buvo sakelti visi ant kojų, tada jau prasidėjo ir pradėjo žiūrėti ir pradėjo tada o taip nesikišo. Tai va, gerbimi Telšių rajono gyventojai, dabar vėl turim signalą gauna. Patyčios vienoje mokykloje. Mama, dukra iš tos mokyklos perkelia į kitą mokyklą, nes neįmanoma lankyti tos mokyklos, jeigu tyčiojasi iš tų vaikų. Į kitą mokyklą sudėtinga nuvykti, čia pagal vietovę, reikia toliau važiuoti, nėra autobusų. Dar viena problema atsiranda, nukenties mokslas, vaikai nesimokins, kas bus. Neturysit mokslų, neturysit specialybės, vargsit visą gyvenimą. O tėvai, jūsų vaikai vargs ir jūs vargsit. Vaikai turi būti išlavinti, išmokyti, specialybę įgyti ir dirbs, ir uždirbs ir jums padės. Jeigu vaikai neturės mokslo, vargsit kartu su tais vaikais. Kreipkitės į mane, Algirdas Bacevičius, pagal situaciją išvažiuosim, paimsim, nupaiksluosim, įdėsim. Dabar patyčios negali būti. Negali būti, net yra klasė, vieni turtingi, turtuolių vaikai, kiti vargšų, šaipomas, nėra tų pinigų nupirkti drabužių, nėra pinigų nupirkti telefonų. Bet čia kiekvieno yra asmeninis reikalas. Norit, vieni atvažiuoja, jau su mašinom į mokyklą atvažiuoja, kiti peškom vaikšto po 4 km per tešlynus, paskui tešlynais batais ateina į mokyklą. Aišku, patyčios, kur tu nusiplausi tos batus. Tai va,
kelius tvarkysim, viską žiūrėsim, gerbim tėvai, paklausk savo vaikų. Vyksta kas nors, skambinkit, žinot man numerį, pajudinsim, pačiupinėsim, vaikai turi būti orus, o ne sugniuždyti dar mokyklos laikais. Tas žmogus yra demoralizuotas praktiškai. Jeigu jis stumdomas, mušamas, gujamas yra, tai kas iš tokio žmogaus bus? Ne jis kada nors kokią darbą normalų gali dirbti, jis jau yra demoralizuotas nuo pat jaunystės. Tai demoralizuota yra, pas mūsų visą tautą demoralizuota tam tikrą prasme yra. O per tokius dalykus. Nesugebat mokytojai organizuoti normaliai tą ugdymą, direktoriai nesugebat, mes padėsim. Padėsim, čia mano pareiga ir gerbim Telšių rajono gyventojai, patyčiam ne. Telšių rajone. Taip, kad laukiu skambučių, laukiu žinučių, rašykit, sutvarkysim tą reikalą. Čia yra, brangiai nekainuoja tas reikalas, 100 milijonų nereikia, absoliučiai. Taip, kad laukiu signalo. Ačiū, Roja.